Šiandien lūkesčiai jauniems specialistams kaip niekada dideli, todėl aukštosios mokyklos studentai semėsi ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių. Kaip tai vyksta, kviečiame žiūrėti reportaže. Aš studijuoju elektros ir automatikos įrenginius ir pasirinkau šią profesiją, nes tai yra vienas iš plačiausių spektrų, kurie labiausiai plečiasi. Ten tikrai yra įvairiapusiška profesija ir gali viską išmokti ir visur panaudoti. Šią studijų programą pasirinkau dėl to, kad senai jau žavėjo būtent viena iš kineziterapijos priemonių, tai masažas. Aš pasirinkau šitą profesiją, nes nuo mažumės vis tiek domėjausi ir tą statybą. Man tas prie širdies kažkaip ir galvoju, kad galėčiau savo ateitį susijęti su šitais dalykais. Šiandien studentų praktinis mokymas tampa vis aktualesnis žinių visuomenėje, kurioje yra vertinamas savarankiškumas, kritinis mąstymas ir gebėjimas laiku atnaujinti žinias. Gavus ES Sanglaudos fondo paramą, mes įrengėme šį praktinio mokymo centrą, kuriame suremontavome patalpas, įrengtos 6 laboratorijos ir 3 kabinetai. Šiame naujai įrengtame praktinio mokymo centre studentai atlieka vidinės praktikas, vyksta praktikumai bei laboratoriniai darbai. Visų inžinerinių programų toks kaip ir tikslas yra uždėtas, kad studentas, baigęs studijas, gebėtų naudoti šiuolaikinės žinias ir jas taikyti gana išmoningai, atsakingai su naujausia technologija. Be to praktinio mokymo tai mes net neparuošim pagal savo išsikeltų uždavinių, nes studijų programuose, bet kurio inžinerijoje įrašyta, turi būti studentas gebėti projektuoti, įdiegti ir eksploatuoti bet kurią inžinerinę sistemą. Praktinio mokymo vadovai padėjo to, kad padėjo pasiruošti lengviau praktikai, nusakė tikslus uždavinius, kuriuos ir įgyvendinam čia. Praktinio mokymo vadovai, panašiai kaip tėtis, kuris išmoko batus užsirišti. Jis tiesiog viską parodo nuo pat pradžių, kas neaišku, gali sustoti, grįžti, vėl pradėti iš naujo, kažko nemokė. Praktinis mokymas, ko gero, prasideda jau pačiam pirmam kurse, praėjus bendruosius elektrotechnikos, elektronikos dalykus. Studentos pačios pirmosios žinios ir yra čia, kuriomis apčiuopiamai. O po to išėjęs į gamybinės praktikas 4, tai jau įmonėse jis ten palygina tą turimą mūsų techniką su įmonėse esančia. Man patinka praktiniai mokymai, nes juose gaunu prisiliesti prie tikrų dalykų, kurie man pravers gyvenime. Jų metu montuoju atsinaujinančių šaltinių modulius. Išmokstame susijungti vėjo jėgaines, elektros įrenginius, kurie gamina elektrą saulės pagalba. Mes dirbam su gniuždymo aparatais, lenkimo aparatais, su laboratorijos įranga per fizikos paskaitas. Mes turime teorinės paskaitas ir per praktinius mokymus studentai atvyksta į šitą bazę. Jūs kaip matote, čia vyksta masažo mokymai ir turint 3 valandas jie atlieka vienas ant kito, o kada yra tam tikros dienos, tai kviečiasi iš pašalės žmonės ir su jais dirba. Studentai turi daugiau patirties ir daugiau praktikos su nauja įranga. Gali atlikti funkcinius ištyrimus, gali apibendrinti gautus rezultatus ir gauti visas žinias, panaudoti diplominėse darbuose. Studentai taip pat išmoksta dirbti komandoje. Ir atliekamas interviu su darbdaviais. Tai vienareikšmiškai darbdaviai teigia, jog praktinis patyrimas yra labai svarbu ir tai yra viena iš priemonių padedanti akademiniam jaunimui pereiti iš švietimo įstaigų į darbo rinką. Šiandien aukštosios mokyklos siekia, kad studentai su praktika susidurtų kuo anksčiau. Reikia tikėtis, kad jauniems žmonėms tai padės paprasčiau įsilieti į darbo rinką.